Kodėl tu turi investuoti į šį seminarą, kurį aš neseniai vedžiau ir jį būtinai nusipirkti? Istorija iš mano krašto, kuriame aš buvau užaugęs, Jurbarku, ir ten yra kraštytis mano ir kadangi jis neturi žinių, jau antrą kartą jis yra kaltinamas išprievartavimo merginos. Ir kodėl visą tai ateina? Todėl, kad neturi jisai žinių. Žodžiu, jisai yra kaltinamas, kad merginą įlašino klafelinu ir jisai ją nusivežė prie karjero, jinai jau praktiškai užmigo nuo to klafelino ir jisai ją išprievartavo. Jisai yra tuo kaltinamas. Tačiau aš nešnekėsiu, aš jo nekaltinsiu ir nekaltinsiu nei tos merginus, nieko. Aš nekeisiu apie sprendimą, apie tai, kaip tai galima pakeisti, kad tai neatsitiktų. Šios visos problemos, pavyzdžiui, prievartavimai, suviliojimas geriausių draugų merginus, geriausių draugų žmonos, atsiranda iš to, kada vyras nemoka kitų užkalbinti moterų, nemoka pick-upų vadinamų, tai yra visiško susipažinimo blaiviai su kitomis moterimis. Ir iš čia ateina, kad atsitinka visokie tokie iškrypimai. Jeigu vyras jis mokėtų, turėtų žinias, kaip užkalbinti nepažįstamą merginą, kaip turėti drąsos tai padaryti, jam to nereikėtų varščias, jis turėtų didžiulį pasirinkimą tų moterų. Ir jūs pagalvokit, pavyzdžiui, kad tų moterų viliojimų visuomet jums reikės. Reikės bet kur. Tu važiuosi į užsienį, tau reikės. Tu gyvensi galbūt su žmona, bet tu norėsi kitų. Aišku, tu gyvensi meilėje, bet nesupranti, pats žinai, kokia yra vyrų prigimtis mūsų. Ir tai reikia tai išmokti. Reikia. Ir aišku, pats sunkiausias dalykas yra perlipti per save, tai padaryti. Bet tu turi galvoti ne apie tą seminaro kainą, ne apie tą 100 eurų, kur tas seminaras dabar pats naujausias tiek kainuoja. Tu turi galvoti, kaip sutvarkyti savo situaciją, kad tau neatsitiktų tokie, kaip mano kraštiečiai atsitiktų, kad vėliau reikia išprievartauti moterį, reikia galvoti, kaip draugų merginą nuvilioti, su ją pasimylėti, nes aš žinau, kad tau kyla tokių minčių. Tau reikia išmokti naujų technikų, tau reikia išmokti naujų susipažinimų būdų. Susipažinimų būdų gyvai, esant blaiviam, pamatant einančią moterį gatvėje, važiuojančią autotransportu, važiuojančią automobiliu, nesvarbu, būnančią parduotuviai. Kaip ją užkalbinti, kaip tęs pokalbį. Kaip tai padaryti, kad tu turėtum pasirinkimas moterų, kad tu netgi ir žmoną, jeigu tu norėsi, galėtum išsirinkti iš kelių moterų. Tu apie savo naujus kalbinimų įgūdžius turi galvoti, apie naują savo psichologiją, kurią tu turi pasidaryti. Tu ne apie 100 eurų turi galvoti, ką tas produktas kainuoja. Bet tu turi galvoti apie savo naujus rezultatus. Ir čia yra sunku per save perlipti, investuoti, bet tu turi žiūrėti, kur tu gali geriau išleisti tuos pinigus. Kur tu gali geriau išleisti už tą seminarą, jeigu tu dabar jį nusipirksi. Kur? Tu gali nusipirkti, ne materialų daiktą. Tu gali nusipirkti, ten aišku, už tiek tu nenupirksi, bet kokią kamerą gali nusipirkti. Tu gali nusipirkti kokį hardą, dar kažką. Gali ten kokį fotoaparatą nusipirkti. Bet tai kas iš to? Klausimas, kiek tu tai naudosi, kur tu panaudosi. Tu padarysi vieną video, padarysi 2 nuotraukas, ten susikelsi failus ir gulės tas dalykas. Jis jau nuvertės. Ta pačia minutę, kada tu iš servisų, tiesiog iš parduotuvės nusipirki fotoaparatą naują, tu kai jį įsineši jau 300%, tu jau numesk, tu jau netenki 300% vertės. O kuo tu toliau naudoji, jis ateina, kad tu tik jį parduosi už jo 300% kainos. Jeigu jis kainavo 4000 litų, tu jau jį parduosi panaudojęs ilgesnį laiką už ten 1000 litų tik tais. Taip yra, nes viskas greitai nuvertė.
Bet klausimas, kas nenuvertėja tavyje, ką tu perki. Nenuvertėja žinios. Ir tu tą žinias taip pat gali kilnoti. Istorija su vienu verslininku iš Ukrainos, kai dabar yra ta situacija Ukrainai. Jis visą gyvenimą investavo pinigus į daiktus. Ta prasme, jis verslui pirko patalpas, mašinas, ten taip toliau. Dabar atėjo ta situacija, atėjo rusai ir pasakė, sako, susikrauni viską, dingsti iš čia. Pasiėmė tik tai, ką tau reikia. Tai jis pasiėmė kompą ir viskas. Ir dar žinias išsinešė iš to verslo, ką sugebėjai sužinoti. Visa technika, visi ten 20 milijonų dolerių jav liko. Kiek ten buvo įvertinta. Jis tai prarado. Matai, viskas nuvertėja ir, pavyzdžiui, tu dabar, jeigu taupai pinigus, tu galvoji, kur juos investuoti, arba tu turi jų laisvų, tu galvoji, kokį daiktą geriau nusipirksiu, nežinias pirksiu. Čia tu prašauni, nes greitai gali krist doleris, euras, pats žinai, kokiuose skolose sėdė Europos Sąjungos šalys ir pati JAV. Jeigu vienam JAV gyventojui tenka 40 000 JAV dolerių skola, vienam Europos gyventojui tenka 4 000 JAV dolerių. Čia aš kalbu apie Lietuvą, ten Vokietijos ir kitose šalyse dar daugiau. Iš esmės, tai nieko, kad tu taupai valiutą ją laikai, kuri vis nuvertėja, nieko gero. Nuvertėti turi ją kažkur protingai investuoti. Vienas iš būdų, ką daro milijardieriai ir kur jie investuoja savo 30, net 40% uždirbtų pajamų, jie investuoja į žinias naujas. Nes jie žino, jeigu tu nori daugiau uždirbti, jeigu tu nori geresnių rezultatų gyvenime, tau reikia naujų žinių, kurios gamintų naujus rezultatus tavo gyvenime. Dėl ką aš tau siūlau? Nusipirk šitą seminarų 100 eurų ir pasižiūrėti, ką aš šneku. Aš ne tik šneku, kaip ten gauti daug sekso. Aš šneku apie tai, koks tavo mąstymas turi būti, kad tu išplėstum pasirinkimą tarp moterų. Kad tu sugebėtum suvilioti, kokią tik tu nori moterį. Ir čia yra naujausių žinios, kadangi įvyko gegužės 3 dieną visiškai neseniai. Ir šiandien yra paskutinė diena, kai tu dar gali tą seminarą su kažkokią nuolaidėlę čia nusipirkti. Štai ką tu turi investuoti, nes tu iš ten gausi žinias iš tų seminarų, tu esi visą gyvenimą nešiosi. Ir geriau yra gyventi turtingai, išleidžiant pinigus ten, kur juos reikia, negu taupant ir mirštant sutaupis pinigų, bet trūkė taip greit, kaip koks rublis nuvertėjo ir kas iš to. Tai va, sėkmės tau ir būtinai pasiimk šiandien šį seminarą, nusipirk. Bus čia labai gera tavo investicija. Iki.